Tudu. Nu va, antroji diena. Šiandien nudažėm svorį, kaištį ir kablį. Uždėjom tokią daiktadėžę, suvirinom patys. Šiandien nušvitėm ir nudažėm, čia tokie 2 skyrių. Pakeitėm vairo kolonėlės siurbliuką. Kaina 7 litų, nes kažko sunkiai veikia vairas, bet buvom pajungę nuo šito siurbliuko, čia yra galo hidraulio. Kai pajungėm nuo šito, tai galėjo su vienu pirštu sukinėti, tai nupirkom naują. Buvo traktorių parduotuvėj, bet dar ne iki galo pajungtas. Šiandien dar uždėjom ir apsaugą va, nuo vagių. Tokia dėžutė. Čia užsidės ir va čia spyna. Jeigu norėsi, gali sėdėti. Čia kiaura yra iš apačios, bet čia užvirinsim. Šiandien tiek te padarėm. Dar va langus nudažėm. Ta, nenudažėm, nuvalėm su acetonu, nes buvo labai nešvarus nuo dažymo. Biškį apsipurškė nuo dažų. Šį siurbliuką labai sunkiai kol uždėjom, nes labai blogas priėjimas. Čia ta vairo kolonėlė. Ir va čia jungiasi. Čia iš apačios labai va blogas priėjimas, o tenai matos tiesiai. Nėra kaip reitiniai prisukti. Tai va, šiandien tiek padaryta. Uždėta daiktadėžė, apsauga ir naujas siurbliukas. Siurbliukas tik 70 litų su visom tarpinėm. Ir biškį užtepėm tokiu kaip klijų, tokiu plasmasinį. Šiandien tiek. Laukiu daugiau jums video.